kokie įspūdžiai iš parodos, kas tai iš karto į akis krito? Labą dieną visiems. Tai pirmiausia, visą laiką įspūdis yra susijęs su oru. Tai oras yra tikrai geras. Kitas dalykas, ką mačiau būtent čia ryte per atidarymo ceremoniją, tai žmonių buvo tikrai labai daug, reiškia, šią parodą susidomėjimas vis dar iškritęs labai didelis ir tikrai mes to džiaugiamės. Dabar jau čia nebus didelis, 500 dalyvių, kiek pranešimų, kiek diskusijų. Kokie jūsų įspūdžiai? Sveiki visi. Ką man įspūdis uždėsai, pažiūrėsiu, kad geras oras, yra labai gera paroda. Gerai, aš sakiau, daugiakalbis. Jūs? Sveiki visi, tai turbūt irgi panašiai galvoju, kad nors oras iš tikrųjų geras ir ūkininkams tik tinkamas pavasariniams darbams, bet tikrai didelė dalis jų atvyko į parodą, pasitenka naujų žinių. Todėl labai smagu. Labai gerai. Sveiki visi. Tai oras ne tas dalykas, kur žmonės čia susirinkai, nes kuo blogesnis oras, tuo gausesnė paroda. Tai aš sakyčiau, kad tas saulėtas oras kartais gali ir pagadinti, bet ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, gal toks įvadas į mūsų tematiką, kad visur, kur eina, visur tik automatizavimas, robotai, vien čia sėdint dabar, fermų įranga, tas pats prie įvairių mašinų, vien tik automatizavimas. O kaip tos technologijos pakeitė ūkininkavimo būdus per pastarosius 10 metų, pavyzdžiui? Nu, pripažinkim, kad eina 7 myliai žingsniais. Tai tikrai, nes pirmas autonominės mašinos, realiai galim pasakyti, pasirodė žemės ūkyje, ne kur kitur, ne kokia Tesla parodė, o parodė žemės ūkio technikos dalykai. Ir žiauriai pasikeitė visas gyvenimas ūkininkų, nes pagalvokime, kaip anksčiau būdavo. Sėdėdavo į traktorių ir žiūri, kur tave nuves ta ranka lauko galą. Įsivaizduoji tą, kai važiuoja. Dabar viskas yra automatizuota, kad kuo tiksliau tam lauke, ar uždirbtų žemę, ar patreštum, ar pasėtum, viską, ką darai, kad būtų viskas ten, kur reikia. Darbesnis gedimas negu kondicionieriaus gedimas. Dažniausiai. Antras gedimas po kondicionieriaus yra automatinis viravimas. Pagal svarbumą. Prašau, o kaip su ta konkurencinė kova jūsų nori pasakyti? Nu, vat, pavyzdžiui, yra du ūkininkai. Vienas sako, eiti kažkur pigiau, kur paprasčiau, čia praleisiu. Nu, gerai, kaip čia naudokis. Ar jis jau užprogramuotas pralaimėti tą konkurencinę kovą? Bet jau čia iš savo patirties, Valdušiaus. Dažnas sako, kad mano tos investicijos niekada nesupirks. O kokias jūsų investicijas, pavyzdžiui, kur technologijos jūsų tokius? Aš tai stengiuosi investuoti į tos dalykus, kurios bus ateityje. Paprastai, dabar jos yra. Jo gali pasinaudoti, bet aš plačiai neišnaudoti. Ir investuodamas į tas technologijas, aš noriu būti priekyje, nes, kaip sakau, yra žmonės, kurie kūrė tas technologijas. Ir iš pagarbos jiem, tu turi jas naudoti, kad jie paskatą dar geriau kurtų kažką su laiku. O laukti, kol kas išbandys, tai ne mano charakteris. Aš turiu pats pirmas pasiimti, padaryti. Kitiem gal papasakoti, tai būna, kad atsiperka, neatsiperka, bet einant po keliu, aš matau, kad aš nepralaidu. Ir tos konkurencijos kovos prieš tą, kuris žingsnį atgal, aš nemanau, kad aš pralaimėsiu. Nu, aš gali būti pažangių ūkininkų, tas kuris nieko neinvestuoja. Ir ko jūsų klausinėja? Ir klausinėja to, ką aš išbandau, tiek dabar norint, kuo daugiau eini į priekį, tuo daugiau klausimų iškyla. Ir tos klausimus įspręsti praktiškai tai pats. Domėtis visų tom ir, nes daugumai, kaip sakant, traktoriai laukia, kol kas kažkas bandys ir tą informaciją surinks, jie atsilieka kaip įsiakus priemonė, kad, tą technologiją jau taikyti. Automatinis kravimas, daleiskim, jau kokie 10 metų, daugiau, 25. Mažas skirtumas. Tai prieš 10 metų čia buvo labai didelis stebuklas, operatoriai bijojo šito. Šiandien jie nežino, kaip tą traktorių neveikia, gerai sako, viskas, jau traktoriai sugedo, jau funkcionuoti negalime.
Kontrinsiu, pavyzdžiui, asmeniškai, jeigu man neveikia automatinis vairavimas, labai retai būna. Aš tiesiog nedirbu. Tų darbų, pavyzdžiui, nesėjame. Jeigu neveikia, statom savo darbus, tol bus svarbu. Kiek darbuotojų savo ūkį turi? Gal tiek technikos, kad jų ir nereikia? Ja, tai yra 5 darbuotojų. Realiai, kurie naudojasi technologijom, tai yra 3. Tik vis tiek reikalingi tam, kad mums padėtų kitoj. O pas jūs? Pusantro. Pusantro. Tai jūs ir dukra? Ne, tai su manim 2,5. Gerai, supratau. Aš matau, kad man tai nenustiksit vietoj. Šiaip čia dabar apie tas technologijas, kad yra ateinant į vieną technologiją, kurios dar niekas nežino kainos, bet vis jau nori nupirkti eilėjikios, kaip autonominis traktorius. Bet gaila, negalime tokio pasiūlyti. Bet šiaip šnekant apie ūkininkus, vis tiek yra 10–20% nuo visų ūkininkų masės ir pionieriai ūkininkai, kuriem, Pavyzdžiui, jūs matom čia. Taip, čia matome tokius tikrai ūkininkus, kuriems ne tai, kad svarbu, bet jie patys yra žingeidus, jie įdomu, ir lygiai technologijas ir tikrai nesižondo. Ir tai yra tikrai gerai visiems kitiems, kas paskui juos eina ūkininkus, nes pirmiausia, kaip Mindaugas gerai pasakė, jie išbando tą techniką, tas technologijas buvai savo ūkiais. Dažnai gamintojai nebūna prisitaikę grinai prie Lietuvos rinkos. Taigi mes atstovaujam amerikiečių gamintojų. Didelių traktorių technologijos kai kuriais atvejais gali kažkas nesutapti su Lietuvos ūkininkų poreikiais. Tai šie ūkiai reiškia, jau išbandę, davęs savo atgalinį ryštą gamintojui ir toliau galima tobulinti viską. Ir per įvairių technologijų, kaip tas ateinantis naujomis traktorius. Tikrai kažkada bus visiems. Gerai, pereikim prie konkrečios temos. Dirvožemio tyrimus jūs jau, aišku, įvardė ir naudojatės, ar ne? Tai noriu jūsų paklausti, kiek Lietuvos ūkininkai gali panaudoti dirvožemio tyrimus ir kaip? Tai priklausomai labai nuo jų rezultatų, nuo dirvožemio tyrimo rezultatų, tai pagrindinis turbūt dalykas, kad pagal juos vykdyti tręšimą geriausia tinkama norma, tai čia yra pats būtinas dalykas, nes dirvožemio tyrimai iš savęs, kaip rezultatai, jie naudos neatneša ūkiui. Juos turi galinti įveiklinti ir naudoti ūkyje. Tai, kaip minėjau, tręšimas kintama norma yra pagrindinis dalykas. Galima pasikeisti tręšimo technologiją, pasikeisti trąšų veikliąsias medžiagas pagal matomus rezultatus. Galima, jeigu dirvožemių rūgštus, pavyzdžiui, tai yra pirmas dalykas, nuo ko reikia pradėti tvarkyti dirvožemio sveikatą, tai nuo ir jeigu dalyje, tarkim, ūkio yra rūgštu, reikia pasikaltinti. Tai yra pirmas dalykas, toks veisikas. Dar vienas dalykas, pavyzdžiui, išskyrus humusą, galima pamatyti jo trūkumą kai kuriuos, tarkim, laukuose ir palei tai keisti, planuoti sėjomainą, įterpti organinių trąšų ir dėl to tas humuso kiekis didėja. Gerai, iš mūsų vyrų noriu paklausti, kokie agronominiai sprendimai, bet jau taip konkrečiai su pavyzdžiais, kai buvo, kaip yra dabar, jums padėjo ūkį mažinti savikainų. Jau konkrečiai. Konkrečiai kokie agronominiai, tai vienas iš tokių, sakykime, pirmųjų sprendimų, kada aš perėmęs iš tėvų ūkį į ūkį, tai buvo iš ariminės žemdirbystės pakeisti į neariminę. Kiek metų tai jau ūkininkauju? 18 metų ūkininkauju, dar buvo prieš tai tėvų ūkis, tai asmeniškai 18 metų. Tai norėjau pakeisti tiesiog atsisakyti arimo ir pereiti prie neariminės technologijos, nes mačiau, kad yra darbas, kuris užtrunka daug laiko, brangu tiek kuro atžvilgių, tiek gylančių dalių atžvilgių, bet kadangi ūkis nebuvo didelis, tą padaryti nebuvo labai lengva, todėl kad reikėjo praktiškai visos naujos technikos, naujo traktoriaus, skurdyklos, jėgosios, visko reikėjo, bet tai buvo ilgalaikė strategija, iš principo beveik prireikė 4 metų, kad tai atsitiktų, bet tai tikrai technologija, kuri labai daug ką pakeitė, savikaina tikrai sumažino. Paskui kita technologija tai buvo pagerinta sėjomaina, tiesiog irgi ten tokie svarbus labai agronominiai dalykai, paskui tie patys dirvožemio tyrimai, paskui tos pačios naujos technologijos, kad ir tas
tiesiog išmanaus purkštuvo ar tręštuvo naudojimas, kada tau nereikia pačiam atjunginėti to tręštuvo, išjungti, jungti, įvairūs laukai būna kampuoti ir kada pats tręštuvas valdosi, kaip kam reikia užsidaryti, tai vien per šitą dalyką netikime darant dirvožemio tyrimų, čia yra labai stipriai sutaupoma, nes tiesiog technika automatinė atlieka darbą už tave, tai čia yra labai svarbus dalykas. Dar kitas toks, nežinau, tai agronominis, bet gal agronominis tai yra planavimas. Kada pradėjau viską iš anksto planuoti, visą sezoną planuoti, žiūrėti, kokie gali būti savikaina, kokie yra derliaus lūkesčiai, tai čia tas planavimas irgi labai svarbu. Ir dar paskutinis dalykas labai svarbu, kai tu suplanuoji, surinkti tos duomenys, ką minėjai. Pavyzdžiui, mano technika irgi gali rinkti duomenys, atlikti darbą, paskui kompiuterį matai, kokie darbai buvo padaryti, kada buvo padaryti, kokios trąšos tręštos, tiesiog nebereikia užsirašinėti į kažkokį vadovėlį, o užsirašinėti mes, kaip visi žinom, dažnai išteka informaciją. Tai tas ištekėjimas irgi gali paskui lemti atitikti klaidų. Tiesiog tų sprendimų yra daug. Aš kaip sakau, kiekvienas sezonas yra tarsi naujas projektas. Ir tas naujas projektas, kaip jis atrodys, ką tai yra darysi, visiškai priklauso nuo ūkininkų. Ar tu nori intensyviai tą sezoną turėti, ar tu nori tiesiog saikingai turėti. Kai buvo trąšų kainos labai subrangusios, nes kitaip į projektavom žiūrėjom. Kai susinormalizavo kainos, mes vėl kitaip žiūrime. Tiesiog labai daug kompleksinių dalykų susideda į vieną krūvą. Nėra taip paprasta. Jūs taip įkvepiančiai šnekate, ir man jau dar didesnis noras domėtis. Nes ir taip, Mindaugai, o jūs, kokie jūsų sprendimai padėjo sumažinti? Mano sprendimai turbūt prasidėjo 2012 metais. Buvo pirmi metai, kai pasidarėm dirvožemio tyrimus. Dar tada naudojom ir ariminė, tai tokia mišrai buvo. Tai nuo šito, paskui pasidarė pirmais metais tas tyrimus, pamatėm, kad reikia mums išmanaus tręštuvo. Tada atsirado išmanus tręštuvas. Paskui pamatėm, kad Gediminas sako, perpurškėm dėl sekcijų valdymo nebuvimo augalų apsaugos priemonę, tai atsirado poreikis materialiam purkštuvui, kuris gali sekti apsauginį. O paskutiniai kelių metų mano investicijos yra, tai dronas, kuris skanuojam augalus ir matome pagal endogį indeksą maždaug kiek mums reikia, agronomai nusprendė šitą dalyką. Tai atsirado dar išmanesnis purkštuvas, kuris gali purkšti tą tinkamą normą. O šių metų projektas yra bandyti dirbti tinkamą lygį, ruošti žemę. Kažkaip aš klausau jūsų, netrukus profesionalai pasakys, kur mums čia dar yra tobulėti. Ačiū už išsamius atsakymus, bet jūs prisimenu savo senelę, matai, vaikelį, kaip laikai keičiasi. Mopstau iš jūsų ausis vyksta. Prašau, dabar jau žodis jums. Taip, tai aš paantrinsiu Mindaugui, su juo jau dirbam ne vienerius metus. Jis turi pasidaręs dirvožemio tyrimus, vykdo tręšimo kintamą normą ir, kaip paminėjau, vieną iš projektų šiais metais, tai žemės dirbimas kintamų gylio. Turim išsidiskutavę, pasidarė žemėlapius ūkyje pagal jo laukų granuliometrinę sudėtį ir bus testavimas šiais metais, kai bus žemė dirbama skirtingai granuliometrinė sudėtį, skirtingais gyliais. Taip pat dar vienas irgi naujas dalykas pasirinkdamas kurį ūkyje bandysime, tai yra sėjos žemėlapiai tinkama norma. Tai reiškia, lygiai taip pat pagal granuliometrinę sudėtį, pagal derlingumo žemėlapius, kur žemė yra geresnė, kur prastesnė, palei tai koreguosis sėjamų sėklų skaičius. Tai vienur mažiau, kitur daugiau. Tai vėlgi, kiekvienas tas dalykas taikymas gali padėti sutaupyti ūkyje. Mindaugas šneiko dalyką pašnekėjo apie tam tikras funkcijas, kas realiai yra jau kitas lygis, lyginant, sakykime, standartinį ūkininką, kuris gedas sekė jau sekcijų valdymas, valdytas, viskas gerai yra. Mes šnekam apie kintamą normą nebūtinai per visas sijas, o netgi gal dalyje sijų. Sakykime, tas patys vizuojantis pizipurkštukai, kur leidžia netgi posūkyje, jeigu išlaikyti normas, arba net selektyvus purškimas.
kur mes purškiam tik tai tam tikrose vietose, kur yra, arba yra tokia problema, ten tik purškiam. Tai va šitas technologijos, o tokias grupėse pirmiausia bus išbandytos, kad ūkininkai galėtų, bet mes dabar šnekamas apie iškimą, dirbimą, bet tas pats yra skulimą. Kai mes skulimą, kombainą galėtume panaudoti tiem patiem tręšimo žemėlapį. Dabar, sakykime, pas Mindaugai yra išdėlyti kombainas, kuris nuo kitų metų gali būti sumontuotas įvairios laboratorija. Ta laboratorija mums gali matuoti kviečiuose, kiek yra baltymų. Mes kiekvienam hektaro kvadratę žinom, kiek jas išnešėm, koks buvo baltymingumas kviečių. Tai reiškia, mes žinom, kiek azoto buvo išnešta. Todėl mes galim žmonių kombaino dar labiau pasitobulinti savo tręšimą. Jūs nepatikėsit, mums beliko viso labo kelios minutės, aš galvoju, čia taip greitai. Beje, šioje diskusijoje vardas Mindaugas buvo, kaip Marijonas Mikutavičius sakė, 30 kartų panaudotas. Mindaugo. Taip, kreipiuosi į jūs, ar turite kokių, čia mes ir tiesiogiai viską filmuojame, ar ne? Labai gerai. Turime klausimų, jeigu norite, užduokite drąsiai, liko kelios minutės, o jūs jau galvokite tos baigiamosius žodžius. Ar turime klausimų? Aš kaip tik prie operatorius ir prieisiu, kad kuo tas X9 geras, nu jūs jo nersėjate. Kadangi žinau, kad klausom, tai po to tik kandidatų galime. Labai gerai. Gerai, tai kiekvieno baigiamasis žodis, galbūt dar kažko nespėjo. Beje, iš vieno dalyko, gerbiamas Gedas sakė, kad viską planuoja, kad darys kitais metais. Vieno klausimo dar neuždaviau, pagal ką galima parengti tos tręšimo planus. Tręšimo planus, tai didžioji dalis jų rengiami yra pagal dirvožemio tyrimus. Taip pat galima parengti pagal droną, ką taiko Mindaugas abu šios dalykus ūkyje. Taip pat galima naudoti palydovus, palydovinius duomenis, tai yra tokia azotinė trąšom renkti. Na ir dar vienas dalykas, taip pat tai ne planų rengimas, bet tręšimas realiu laiku kintama norma, tai naudojant azoto sensorius. Tiesiog važiuojant per lauką, skenuojamas augalų gyvybingumas ir pagal tai iš karto trąštuvas koreguoja azotinių trąšų normą. Gerai, tai po du sakinius, kiekvienas galbūt kažko aš nepaklausiau, kažko nepasakėte šią temą ir palinkėjimai mūsų ūkininkam. Tai tikriausiai aš palinkėti noriu ūkininkam tie, kurie dar neturi tų išmanių daiktų, kurie nedrįsta, bijo, tai tikrai skatinu bent jau tuos bazinius dalykus, tie išmaniai purkštuvai, tręštuvai, ypač kai galvojant, kiek pinigų ūkininkas perleidžia per tą tręštuvą, jeigu trąšas paskaičiuojant kokią kainą. Ir neturėti dar tokio daikto pas save ūkyje, kur tikrai nėra pats brangiausias dalykas, arba automatinio vairavimo sistemos, tai ūkininkas tas, kuris nusipirks, tikrai padėkos tam pardavėjui, kad tai yra vienas iš geriausių daiktų, kas gali būti. Tikrai ūkininkai nebijokit, jeigu neturi, pradėkit nuo bazinių dalykų ir tikrai tas savikainos sumažės. O aš palinkėčiau daugiau ryžto mūsų ūkininkam, kad jie nestatytų, o eiti į priekį. Aš palinkėsiu turbūt vieną tokį dalyką, tai nebijoti įsileisti naujovę ir jas išbandyti ūkininkams. Ir pabaiga toks palinkėjimas, nedirbti sunkiai, dirbti išmaniai. Toks beje mūsų yra šūkis, Dojos Agros centre yra iškalbusis Mantas, kuris neišneka, bet moteris nelabai girdi, nes žavisi jo grožiu. Tai kaip ir viskas iš esmės buvo pasakyta jau. Svarbiausia tai yra baimė tą nugalėti kitą techniką išmanesnį, nes tikrai tai sutaupo. Galim banaliai sakyti, iki 10% tai čia jau minimumas yra, bet vis gyvenimas, sakykime, net prastos sąlygos, pasakykime, jau tamsu. Jau tas efektyvumas kiekvieną kartą mažėja. Tu kiekvieno operatorius, ne pats dirbis irgi, tai nepriversi, bet kokybiškai. O sistema tau viskas standartizuoja. Kad tu vienodai važiuoji, vienodai vietoje atjungi sektorius, vienodai vietoje išjungi registruoji. Viskas tam yra darbas standartizuotas su dalykų. Tai iš to yra einantis efektyvumas.
Gerai, ačiū Jums labai, ačiū, kad skyrė savo brangaus laiko, Jūsų aplaismentai, Gedas Špakauskas, Gintautas Klevinskas, Vytautas Šimidžys, Mantas Karponis ir aš ir čia tik technologijos padeda mažinti derliaus savigainą.